naudoti programėlę Atvykis, pirmiausia turite prisiregistruoti. Registracija pradedama sukuriant admino paskyrą. Tai užėjus į mūsų puslapį www.atvykis.lt, viršutiniam dešiniajam kampe paspauskite mygtuką registruotis ir užpildykite trumpą registracijos formą. Prašome nurodyti kuo tikslesnį jūsų įstaigos pavadinimą, vėliau tai mums padės susivesti sąskaitas tiksliau. Sukūrus šią rezervaciją, prisijungti galime paspaudyti greta esantį mygtuką. Atkreipkite dėmesį, kad prisijungimo formų yra dvi. Tai pirmoje yra administratorius, o jeigu paspaudus šiek tiek žemiau yra darbuotojo prisijungimo forma, apie kurią papasakosiu šiek tiek vėliau. Taip, tai susivedam savo testinius duomenis. Prisijungiam. Ir prisijungus matysite štai šį langą. Čia yra jūsų darbuotojų sąrašas ir šios tik tai paskyros gali jungtis prie mobiliosios aplikacijos. Tai reiškia, admino paskyra, kuria yra skirta prisijungti prie administratoriaus anketos, prie mobiliosios aplikacijos jungtis negali. Kad sukurti darbuotojo paskyrą, spaudžiam mygtuką pridėti ir vėlgi užpildome šią formą. Kas yra aktualu, tai yra identifikacijos kodas, jis reikalingas užkoduoti vartotoją, sutikrinti jo duomenis į prireikus ligonių kasom. Tai dažniausiai naudojamas šis kodas yra spaudo numeris, bet galite naudoti asmens kodą arba atlikti šifruotę savo vidinį įstaigai. Tarkim, pavartoja slaugytoja 1, slaugytoja 2, slaugytoja 3 ir panašiai. Dar iš reikalavimų yra pašto adresas. Idealiu scenariju naudokite darbuotojo elektroninio pašto adresą, bet prireikus, jeigu norite tas paskyras pasilikti tik tai administratoriaus žinioj, galite naudoti administratoriaus elektroninį paštą, kaip pavyzdys adminas@įstaiga.lt, ar ne? Tik tai po vardo padėkite +1, +2 sekančiai paskyrai, +3 dar vienai ir taip toliau. Tai yra kiekvienam naujam darbuotojui galite uždėti šitą plius ir vieną ženkliuką į priekį. Taip visos paskyros bus sukurtos ant konkretaus administratoriaus elektroninio pašto. Bet žinoma, jeigu tik tai leidžia galimybės, naudokite darbuotojo elektroninį paštą. Taip visi pranešimai ir slaptažodžiai įkris į būtent tą nuorodą. Kas dar yra svarbu, tai slaptažodį gali keisti tik administratorius. Tai reiškia, jūs kurdami paskyras vartotojui sukuriate ir jo slaptažodį, kurio jūs pakeisti pats negali. Tai yra pirmą kartą sukūrus, ir jį pamiršus, jūs turėsite pats užeiti į darbuotojo paskyrą kaip administratorius ir tą slaptažodį pakeisti. Tai apie registraciją tiek.